patriotas, kuris bijojo skiepų. Visiems nuo dramblio iki musės reikia pasiskiepyti nuo geltligės. Gal kartais žinot, kada mus skiepys? Будут делать прививки. Вы gal žinot, kada mus skiepys? Прививки. Klausykit. Ar žinot, kada mus skiepys? Прививки! Когда reikės, tada ir skiepys. Atleiskit. Gal galit pasakyti, ar labai skauda, kai skiepija? Nežinau. Sako, kad tai menkniekis. Niekai. Viens ir viskas. Baigiau. Prašom atleisti. Ar teisybė, kad skiepai niekis? Viens ir viskas. Zabra, siaubas! Negaliu pasirodyti paplūdimyje. Visi stačiokai yra akiplėšos. Atleiskit.
Čia tu, Marabu. Tu apie skiepus turbūt viską žinai. Nusiramink, bičiuli. Eime iš čia. Namie aš tau viską paaiškinsiu. Skiepai svarbus dalykas. Visai nebaisu, viens ir viskas. Kuris iš jūsų begemotas? Kuris begemotas jums kvietimas? Koks kvietimas? Kas čia? Jūs raštingas, mokate skaityti? Prašom atvykti skiepytis. Kur aš? Ech tu, kvailiuk. Tau nieko nenutiks. Eime skiepytis. Daktaras truputį įdurs ir viskas. O tu mane laikysi už rankos. Žinoma, laikysiu. Sakykit, ar labai skauda? Rajus, vieni niekai, vienas ir viskas. Kitas begemotas. Prašom. Kur begemotas? Jis čia sėdėjo. Kur jis galėjo dingti? Nežinau. Aš neprivalau prižiūrėti begemotų. Kurgi jis? Iš tikrųjų, kur jis? Prapuolė begemotas. Pasimetė begemotas. Kur jis dingo? Nežinau. Begemotė, jūsų eilė. Kur jis? Kur jis dingo? Kur begemotas? Где бегемот? Kurgi jis? Kur jis? Kurgi jis prasmego? Ach, štai kur jis čia. Ai, keistuolis, kur užlipo? Eikš čionai. Kaip jums negėda, būkit protingas. Įsidrąsinkit ir nulipkit. Nulip, bičiuli, nebijok. Aš čia su tavimi. O tu mane laikysi už rankos. Laikysiu, laikysiu. Prašom, prašom. Užeikit. Prašom užeikti. Kas jums? Jūs siaubingai suprakaitavot. Čia skonio reikalas. Vienam patinka žaisti stalo tenisą, kitam prakaituoti. O aš pamaniau, kad jis bijo. Ką jūs, toks didelis žvėris, nežino, kas yra baimė. Kas tas duris? Viens ir viskas. Kągi, imkimės darbo. Kas nutiko? Kodėl jūsų begemotas pasidarė toks baltas?
Jis ypatingas, tai baltasis begemotas. Visam pasaulyje jis toks vienas. Bet jis ką tik buvo pilkas. Teisingai, jis nuolatos šitaip. Tai baltas, tai pilkas. Ak štai kaip. Labai stora jo oda. Pamėginsim paieškoti kitos vietelės. Ne. Eime paieškoti ilgesnės adatos. Nors jūsų begemotas ypatingas, bet manau, šis ir didelis bailiukas. Ar ne? Ką jūs, daktarė? Jis truputį bijo kutulio. Tik kutulio. Sakykite, ar labai skauda? Ką jūs? Niekai. Viens ir viskas. Kągi, štai ši adatėlė labai tiks. Kurgi jūsų begemotas? Pabėgo. Kvailas begemotas. Kita eita. Kas atsitiko? Kas tau? O kas yra? Kaip kas yra? Tu juk visas geltonas kaip citrina. Kas atsitiko? Jei būčiau visas baltas, pamanyčiau, kad vėl ko nors bijau. Bet kodėl aš geltonas? Kodėl geltonas? Sveiki, daktarė. Mūsų bičiulis begemotas staiga pasidarė geltonas. Tai visai manoma, juk sakėt, kad jis labai retas begemotų veislės atstovas. Jis visai neretas begemotas. Visada kvailystės, daktarė. Tada jis tiesiog siaubingai bijojo skiepų. Ak, štai kas. Tada tai pats paprasčiausias begemotas. Kadangi jo nepaskiepijau, jis susirgo geltlige. Siunčiu greitąją pagalbą. Tik pamanykit, ponas begemotas. Tokio dalyko čia dar niekas nematė. Įdomu, kaip
Jis sugebėjo nusidažyti tokią gražią spalvą. Sveikas, vargšas begemote. Kaip tavo sveikata? Jam jau geriau. Brangusis Marabu, kad žinotum, kaip siaubinga gulėti lovoje, kai visi maudosi, žaidžia kamuoliu ir klausosi plokštelių su linksmomis dainelėmis. Nusiramink. Netrukus pasveiksi ir tada... Man taip liūdna. Gal galėtum man pasekti kokią nors pasakėlę? Kągi, kartą gyveno begemotas, kuris siaubingai, tiesiog siaubingai bijojo skiepų. Žiūrėkit, kas jam? Čia tikrai kažkoks ypatingas begemotas. Ne, daktarė, čia pats paprasčiausias begemotas. Manau, kad jam labai gėda, kad taip bijojo skiepų.